Bėgom į vonę, išgriovėm sieną, ką mokam, tai mokam. Pabandysim parodyti, kaip mes darom vonios kambariuose lubas. Tai pirmą įsiklijuojam mes plytelės gražiai, užsifuguojam, užsisilikonuojam. Čia jau pilnai pabaigta. Tai turim tokias lubas, ten baisiai aukšta. Super meistrai sulankstė visą špilkas mums. Nu žodžiu, čia darysim aplink paslėptą apšvietimą, bus gražu. Įkomponuotas baldas bus. Tai čia apsisiuvom irgi viską. Tokiais etapiukais parodysim, kaip darom. Gal kam pravers. Nu va dabar pasidarėm tokį karkasiuką paslėptam. Tai tvirtinimas nuo sienos toks gan keistas. Po to nuo tų va špilkų tai darysim naujas. Ir kad laikytų pagrindinės lubas. Tai viską užsiakrilinam, čia va matosi, kad mikrotarpelių nebūtų. Apsikliavom, apsidangstėm gražiai. Grindis susidengėm. Ir dabar suksim patį gipsą ant šonų. Na va, šiuo metu yra 2 kartus su uniflotu praglistyti puskampiai, sudėta kurtjuostą ant sujungimų. Ir dabar dar glaistysim 2 kartus su paprastu glaistu, nes reikia neskubėti idealiai paruoštus paviršių šoninius, nes ledai, kai degs arti jų bus, tai viskas labai gerai matos, tai reikia pasistengti neskubėti. Dabar gražiai nusidažom 2 kartus aplinkui viską ir tai tada montuosim pagrindinės lubas. Dabar gerai matosi, čia šonai visi jau nudažyti 2 kartus. Tai susimetėm metalinę dalį, pasitaisėm difuzorių šlangas, čia bus 2. Tai 2 vienetai priglaistomų ir priglaistomos lemputės, tai įsimėtėm daugmaž laidus. Dabar dar sudėsim vatą, nes šitos lubos užpūstos, tai garsas baisus. Ir tada glaistysim pagrindinės lubas. Nusileidom laikiklius visur naujus. Susitvirtinom. Dabar montuosim gipsą. Štai dar vienas etapas padarytas, tai viską gražiai lygiai apsipjovėm. Tuo pačiu atstumu nuo sienos pasiėmėm akmenis, susimontavom priglaistomas lemputės ir difuzorius priglaistomus. Ir nusigruntavom, dabar laukiam kol išdžius. Ir šaudysim kampukus, glaistysim viską. Šiuo metu prasiglaistėm su uniflotu kampukus ir priglaistomus visus dalykus ir siūlės. Tai per 3 kartus mes glaistom. Dabar laukiam kol išdžius, apsivalysim ir glaistysim jau visą plotą su kitu glaistu. Tokiu būdu va voleliu užsinešam glaistą ir bandysim per vieną kartą nusiglaistyti idealiai jau, nes aparato čia vilktis neapsimoka dėl tiek mažai kvadratų. Tai pirmą užsinešam, po to nusiglaistom. Ir tada su tokia glaistyklė čik-čivik išlyginam glaistą. Užsinešam biškį čia tokį geresnį sluoksniuką, po to įsilyginsim viską. Rytoj išveičiam. Viską nusišveitėm. Dabar su gruntiniais dažais nusigruntuojam bites. Ir rytoj dažysim 2 kartus. Nu va, finalas gaunasi va taip. Lemputės nudažytos, difuzoriai nudažyti. Čia viskas nusidažo, šešėlinė siūlė gaunasi kaip ir visam name. Šitą nišą užsidega lygiai taip pat kaip užsidega ir šonai šiti paslėpto. Čia nais dar pasidaro baldas finale, VC bus. Bus labai graži vonia. Pafilmuoti tik sudėtinga, nes jinai gan nedidelė, tai nėra kaip pafilmuoti. Nu bet esmė turbūt visiems aiški. Po to pafilmuosim, kaip visą šitą objektą darėm. Iki.